Tai labas vakaras, smagu matyti gausiai susirinkusią publiką, bet manau, kad iš tikrųjų, Sartro vardas Žan-Polio mums iš tikrųjų Lietuvoje yra gerai žinomas ir pristatinėti galbūt jo atskirai nereikia. Ir aš vis dėlto ryščiausi keli žodžius pasakyti, nes iš tikrųjų pats esu filosofijos dėstytojas. Tiesa, turiu pristatyti savo šiandieninius pašnekovus. Kristupas Sabolių Vilniaus universiteto dėstytoja ir Nijolė Kiršytė, kuri yra irgi Vilniaus universiteto ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto darbuotoja. Tai mes iš tikrųjų kalbėsime apie Sartrą, apie Sartro knygą, parodykite, kas turite rankose, Įsivaizduojamybė. Ir turiu pasakyti, kad tai iš tikrųjų yra jinai ir ekrane, tai yra ne pirma galbūt jau knyga Sartro, nes Sartras Lietuvoje visų pirma pažįstamas kaip rašytojas, kaip dramaturgas ir jau sovietiniais laikais šita pusė buvo labai gerai mums pažįstama. Tačiau iš kitos pusės Sartras buvo pristatytas ir kaip egzistencialistas. Jo knygelė Egzistencializmas, tai humanizmas, iš tikrųjų nedidelė, populiari kaip įvadas į jo filosofiją yra išversta ir mums žinoma. Ir tada galėčiau klausti, o kokią vietą užima Sartro filosofijoje būtent knyga apie įsivaizduojamybę. Tai mano manimu iš tikrųjų tai yra toks galbūt labiau techninis tekstas susijęs su fenomenologija, bet kartu tai yra, galėtumėm sakyti, įvadinis tekstas ir paties Sartro filosofija, nes vaizduotės tema jinai susišaukia su Sartro, tokia, sakytumėm, egzistencinės tokios filosofijos projektų, kur dera tarpusavyje ir Heideggeris, ir Kierkegaras iš vienos pusės, ir Marksas, kaip vėliau jau jam bus svarbus, be abejo Husserlis ar net Freudas. Kitaip sakant, čia mes susidurėm su įvairiais mąstytojais, nepaminėjau galbūt jam svarbaus taip pat ir Bergsono, kurie tuo metu Prancūzijoje iš tikrųjų buvo svarstomi ir diskutuojami. Ir Sartras čia per fenomenologiją iš tikrųjų bando atsigręžti į sąmonės problematiką, bet per sąmonę jisai iš tikrųjų eina prie žmogaus egzistencijos. Nesąmonė tai yra intencionali, tai yra visą laiką į kažką nukreipta, tai rūpestis kažkuo, tai yra mąstymas apie kažką, tai yra suvokimas kažko arba įsivaizdavimas kažko. Tačiau vaizduoti iškelia galbūt pirmą kartą radikaliai būtent niekio klausimą, kuris vėlesniam Sartrui iš tikrųjų tampa irgi tokia labai reikšminga sąvoka, nes pagrindinis jo veikalas, galėtumėm sakyti, yra būtis ir niekis. Ir būtent šitoje knygoje Įsivaizduojamybė tikriausiai pirmą kartą suformuluojama tokia aiški jo nuostata, kad žmogus yra iš tikrųjų ne tai, kas jis yra, bet jis yra tai, kuo jis nėra. Ir tokia apibrėžtis, kuri išryškėja galbūt jau tik tai vėliau ir ypatingai aiškiai suformuluota jo knygelėje Egzistencializmas, tai humanizmas, žmogaus egzistenciją apibūdina kaip vietą, kurioje atsiveria būtyje skylė, kitaip sakant, atsiveria tam tikras niekis, neigimas, ir per šitą niekį iš tikrųjų prasiskleidžia daugybė dalykų, kurie, tokioje realioje būtyje mums būtų kitaip nepažįstami. Taigi Įsivaizduojamybės tekstas, sakyčiau, jis yra ankstyvojo Sartro, bet kartu tai yra tarsi langas į jo brandžiąją kūrybą, jo brandžią filosofiją. Ir šiandien mes iš tikrųjų kalbėsime su pašnekovais, kurie išmano Sartrą, nes Kristupas žinomas yra kaip, ne tiek galbūt kaip Sartro žinovas, kiek vaizduotės filosofijos plėtotojas. Ir todėl aš klausinėsiu jį sąryšė būtent ir su jo paties vaizduotės sampratą, arba kaip jam Sartras buvo svarbus. O Nijolė, galbūt nuo jos ir pradėsiu. Koksgi tavo buvo santykis su Sartru, nes tau teko toks sunkus darbas, kaip įsivaizduoju, redaguoti jau išverstą galbūt ir netobulai išverstą tekstą, tai pradėk gal tu nuo savo santykio su Sartru, su šita knyga ir galbūt tam tikrais
pirmiausia sunkumais, kasgi buvo galbūt šitoje knygoje tau sunku, ką reikėjo galbūt perprasti iš naujo. Jisai dirba. Labadiena. Tai čia mane pristatė kaip dėstytoja, bet aš čia funkcionuoju ne kaip dėstytoja, o kaip šito vertimo vadinamoji mokslinė redaktorė arba specialioji redaktorė. Ir Dalius paminėjo, kad Sartro kaip ir nereikia pristatyti Lietuvoje, bet iš tikrųjų tai nėra taip paprasta, man atrodo, todėl kad man atrodo, kaip filosofas tai jis beveik nežinomas Lietuvoje. Čia dėl atskirų priežasčių, gal jeigu bus laiko apie tai atskirai pakalbėsim. Ir vienas iš įrodymų yra tas, kad iš Sartro filosofijos vertimų, man atrodo, tik ta viena knygelė ir yra. Taip ar ne? Egzistenciali. Tai atskirai, taip, ten gal yra fragmentų versta sovietiniais laikais, bet knygų pavidalu tai yra tik vienintelė. Iki šiol buvo vienintelė knyga, egzistencializmas yra humanizmas, kuri beje irgi tokia yra daugiau, gali sakyti, pusiau populiari, todėl kad tai buvo vieša paskaita, Sartro skaityta, didžiulio populiarumo susilaukusi ir buvo nuspręsta būtent ją išversti. Vagos leidykla kažkurio dar metu turėjo tokių pretenzijų leisti filosofinę literatūrą ir paskui jos kažkaip nublėso. Tai dabar yra tik tai jau beveik nišinės leidyklos, kurios, ačiū Dievui, vis dar domisi filosofija ir leidžia filosofiją. Tai ačiū Tomui Šinkūnui, kuris, žodžiu, nusprendė kartu su, kaip suprantu, Daina Habdankaitė, pirmąją šitos knygos vertėja, išleisti būtent šitą knygą. Kodėl jie nusprendė versti būtent šitą knygą, aš nežinau, galbūt irgi, jeigu bus laiko, Tomas galės pasakyti, bet aš jums pakalbėsiu ne kaip vertėja, ar patiksliau vertėja, nes aš pati esu kažkada buvusi vertėja, o vėliau tapau vertimų taisytoja. Tai vertėjas ar vertimų taisytojas yra pirmasis skaitytojas ir labai įdomus skaitytojas, kuris skaito dvigubą tekstą, tai yra ir originalo, ir vertimą. Tai štai ir galiu papasakoti savo įspūdžių skaitimo labai trumpai, tikėdamasi, kad tai padės kitiems apsispręsti, ar jie nori ar nenori pirkti šitą knygą. Reikalas yra tas, kad kai aš pradėjau taisyti vertimą, tai maždaug pusę knygos aš paslapčia keikiau Tomą Šinkūną, kodėl jis pasirinko versti šitą knygą. Yra daug įdomesnių Sartro knygų, kurias verta versti. Dabar kodėl ir tai va, tai aš jį paslapčia keikiau iki maždaug knygos vidurio, o labiausiai didžiausias lūžis įvyko su 4 dalimi, kurią perskaičiusi aš patyriau kone ekstazę. Ir apie tai parašiau vertėjai, sakydama, kad jau patyriau, žodžiu, didžiausią ekstazę taisydama tą vertimą. O jinai man parašė, kad tu patyrei nušvitimą, o aš, kai verčiau šitą dalį, aš pagaliau supratau, ką aš verčiu. Nes iki tol man buvo taip svetima ir keista versti, kad aš jaučiausi, aš nesuprantu, nieko aš nesuprantu. Kadangi Lina Perkauskytė, kur yra šitos knygos vertėja, yra puikiai prancūzų kalbos žinovė, tobula prancūzų kalbos žinovė, jinai puikiai verčia, jinai puikiai prancūzų kalbą supranta, bet ji visą laiką pageidauja, kad būtų kas nors iš filosofinės pusės, kad pakoreguotų jos vertimą. Tai štai, ir jinai pati prisipažino, tai yra dar vienas skaitytojas, kuris prisipažino, kad štai nuo antrojo knygos pusėje jai pagaliau irgi įvyko nušvitimas, ta prasme, kad jinai pagaliau pradėjo suprasti. Tai štai, tai remdamasi šitą mūsų patirtimi, ką aš dabar galiu pasakyti. Čia prieš dar pristatymą aš padariau keletą vertimų iš Žilio Deliozo įspūdžių, kuriuose jis prisipažįsta, man pačiai netikėtai atradimas buvo, kad Sartrą jisai laikė savo mokytoju, nors atrodo labai skirtingo tipo filosofija. Kodėl jisai tai darė, čia atskira tema, bet pristatydamas Sartrą, jisai kalba apie tai, kad yra 2 tipų filosofai, yra privatūs mąstytojai ir vieši profesoriai.
viešieji profesoriai. Ir būtent Sartrą jisai pristato kaip privatų mąstytoją. Bet reikalas yra tas, kad šitoje knygoje, man atrodo, Sartras yra dviejopas. Pirmoje knygos dalyje jisai dar yra viešasis profesorius. Kuria prasme? Ta prasme, kad aš taip spėčiau, aš specialiai čia to netyriau, bet aš taip spėčiau, kad čia gal Kristupas patvirtins arba paneigs šitą mano hipotezę, kad ta dalis dar labai yra susijusi su jo rašyta disertacija. Nu va, matai, ir tas labai jaučiasi, taip. Nes Sartras parašė disertaciją skirtą vaizduotei, vaizdiniams psichikos gyvenime. Vaizdiniai psichikos gyvenime, vaizdinys psichikos gyvenime vadinasi. Ir maždaug po 10 metų jis nusprendžia išleisti atskirą knygą ir nežinau, kaip ten nutinka, gal pasirodo, kad per didelė ir jisai iš pradžių išleidžia knygą Vaizduoti, taip ir pasivadina. O tad kažkodėl tos kitos dalies matyti nesutinka, nepriima, nežinau, vėl Kristupas gal papasakos, kam bus įdomu. Tai štai, ir tada dar po faktiškai po tos disertacijos, dar po 14 metų išleidžia atskirą knygą, šitą knygą Įsivaizduojamybė. Ir kai skaitai būtent tą pirmąją šito veikalo dalį, tai dar labai jaučiasi Husserlio įtaka. Tai yra, kad jisai veikia kaip toks klasikinis fenomenologas, kuris nusprendžia padaryti tai, ko iki tol nebuvo, aš taip suprantu, daroma fenomenologijai, tai yra aprašyti, kokiu būdu suvokiami vaizdiniai, tai kas yra susijęs su vaizduotė. Tai kas nebuvo iki šiol daryta fenomenologijai. Tiesa, jisai prideda jau savo savitą tokį požiūrį, kurio aš čia irgi nekomentuosiu, vėl gal Kristupas papasakos, jeigu man pasirodys, kad ko nors nepasakė, galėsiu, kaip man pasirodys, pridurti, bet kad ir kaip būtų, štai šitoje dalyje jisai dar veikia kaip toks kaip viešasis profesorius, tai yra, jisai diskutuoja su kitais filosofais, tarp jų pavyzdžiui Bergsonu, jisai remiasi psichologų darbais, kurie atlikinėjo eksperimentus, ir tada vienais remiasi, kitais ne, kritikuoja ir taip toliau. Ir jis iš tikrųjų savo disertaciją rašydamas rėmėsi vienos psichologijos visai ten nežinomos eksperimentais. Ir, žodžiu, tokiu būdu jisai funkcionuoja panašiai kaip tuo metu, kada štai studijavo Deliozas, tuo metu korifėjai, 3 svarbiausi banginiai - Hėgelis, Husserlis ir Heideggeris. Tai yra, kurių filosofija yra tiesiogiai susijusi su institucijomis ir kuri iš tikrųjų yra skirta profesionalams. Ir todėl, skaitant šitą tą dalį, atvirai tariant, tai man primena nuobodžias Husserlio knygas, žodžiu, vėl aš čia truputį, taip, ir tai va. Ir visiškai kas kita įvyksta antrojoje dalyje, antroje knygos dalyje, aš taip vadinu. Taip, antroje knygos pusėje, gal taip reiktų sakyti, kuri pavadinama Vaizduotinis gyvenimas. Ir kurioje toks įspūdis sudaro, kad jau Sartras atsiskleidžia kaip tikrasis Sartras, tai yra kaip visiškai savitas Sartras, tai yra toks, kuris ne šiaip paprašo, kaip yra suvokiami vaizdiniai, kuo jie skiriasi nuo percepcinių vaizdų, bet jis aprašo santykį su jais ir įvairiausius jų tipus ir svarbiausia santykį. Žmogaus santykį su vaizduotės produktais. Ir tą santykį jisai aprašo labai dažnai per intersubjektinius santykius ir tai primena, ir taip jau yra toks užbėgimas prieki jo svarbiausiam veikalui Būtis ir niekis, kuriame yra stipriausia aprašymai, tie intersubjektiniai aprašymai, intersubjektinių santykių kaip geisminių santykių aprašymai. Tai štai čia tie, kurie norėtų pasitikrinti ir pasižiūrėti, ar jie taip pat suvokia, kuo skiriasi vaizduotinė meilė arba įsivaizduojama meilė nuo realios meilės. Ir kas vyksta, kai apie mylimąjį tik įsivaizduoji ir kas vyksta, kai su juo realiai bendrauji.
Tai siūlau pradėti skaityti šitą knygą būtent nuo 4 dalies. Kuo skiriasi taip pat bepročių kliedesiai ir vaizduoti, ir kuo jie skiriasi, kaip Sartras visiškai kitaip aprašo kliedesius ir kliedesių sąmonę, lyginant, pavyzdžiui, su tuo, kaip visą tai aprašo Deliozas su Gvattari. Lygiai tas pat labai įdomu, čia visiškai priešingai, be jokios euforijos ir be irgi labai įdomu apie tai skaityti. Tai štai, tai tokiu būdu, žodžiu, privatusis mąstytojas nuo viešojo profesoriaus skiriasi ne tik tais bruožais, kuriuos nurodė Deliozas, kaip labai vienu sakiniu pasakau, vienatvė, sąmoninga vienatvė ir apsisprendimas mąstyti chaoso netvarkos situacijoje, bet ir tuo, kad tokio mąstytojo tekstai yra prieinami paprastam skaitytojui, paprastam mąstančiam žmogui. Tai yra tokiam, kuris yra filosofijos mėgėjas, bet nėra filosofijos profesionalas. Ir štai šituo požiūriu Sartras išsiskiria iš kitų mąstytojų, ne visų, bet iš kai kurių mąstytojų, konkrečiai iš tų jau minėtųjų, 3 svarbiausių - Hėgelio, Husserlio ir Heideggerio. Ir todėl iš tikrųjų jį gali skaityti bet kas, aišku, reikia tam dėti pastangų, bet svarbiausia, kad skaitydamas paprastas žmogus nesunkiai atras ryšį su savo paties egzistencija ir išgyvenimais. Tai štai tokie mano, atsiprašau, užtešti įspūdžiai. Ačiū labai. Na, iš tikrųjų, čia daug tokių įdomių užuominų. Taip, aš užmiršau pasakyti, kad ir man atrodo, kad kai kalbam apie Sartrą, negalima užmiršti jo kaip viešo intelektualų. Nes iš tikrųjų jis buvo ne tik filosofas, rašytojas, bet jis buvo politinis aktyvistas, netgi vienu metu vos net teroristas, reiškia, ten studentų, reiškia, revoliucijos metais jis paremė ten jau visiškai radikalius judėjimus. Ir čia šiandien kalbėjau su Nerijumi Šepečiu, sako, visi kalba apie Sartrą, bet niekas neprimena jo to radikalizmo ir komunizmo, reiškia, o apie Heideggerį tai visi primena. Tai aš turėjau, pasakyti, kad taip, Sartras, na, jisai buvo toks labai savo laisvę radikaliai išreiškintis ir galbūt netgi, čia jau pereisiu ir prie klausimo, Kristupai, kad ir šitoje knygoje ta įsivaizduojamybė ir ypač įvade tas akcentuojama irgi numato tam tikrą radikalią laisvę. Ta prasme, per vaizduotę jam kažkokiu būdu ta sąmonė kaip laisva, nepriklausanti nuo jokių realių aplinkybių ir sąlygų, jam yra labai svarbi. Reiškia, žmogus yra kūrybiškas, jisai gali paneigti viskas, ką egzistuoja, ir to pavyzdys jam yra, reiškia, vaizduotė. Tai va, tai čia, sakyčiau, iš tikrųjų labai svarbus irgi momentas, kurį mes galėtumėm prisiminti. Na, dabar aš tiesiog Kristupą paklausiu. Tai Kristupai, tavo dabar galbūt santykis su šita knyga ir apskritai su Sartru, kas tave inspiravo galbūt kažkada atsigręžti į vaizduotę, ar tai buvo Sartras, ar kažkas kitas, prašau. Na taip, aš turiu prisipažinti, kad šita knyga buvo vienas iš pagrindinių veikalų mano disertacijos, kaip šaltinių, ar ne, kurias aš tyrinėjau, kai rašiau disertaciją. Prieš kiek čia metų, 2008 aš apsigyniau, tai turbūt pradėjau rašyti 2004, tai 20 metų. O pradėjau skaityti dar anksčiau, tai turbūt kokie 20 kažkeli. Tai dėl to aš šiandien kažkaip žiūrėjau tą veiką, galvoju, Dieve, kažkaip galvojau, kad jaunesnis esu ir kai šitą knygą išėjo, supratau, kiek čia daug įvyko per tą laiką. Bet šiaip pirmą kartą aš apie Sartrą pagalvojau, kaip apie vaizduotės mąstytoją, skaitydamas Wolfgangą Iserį, Fiktyvumas ir įsivaizdavimas. Toks veikalas yra ir ten yra tokia labai įdomi vaizduotės mąstytojų žemėlapiavimo procedūra pasiūlyta ir Sartras ten įdomiai lokalizuotas ir aš vis pradėjau, bet nuo Izerio atėjau prie Sartro, aš atsimenu. Visiškai ne per Sartrą. Ir aišku, Sartrą aš po to skaičiau išsamei, kai rašiau disertaciją, stažavausi Nantero
universitete ir ten pas profesorių Sulanskį, mūsų visų pažįstamame, viską ten aptarėm ir Sartro įvairiausias nuokrypius į radikalizmą ir jo kaip viešo intelektualo laikyseną. Tai tas yra tiesa, kad jisai buvo gana spalvinga ir įtakingas asmenybė. Bet dabar grįžtant prie šitą veikalą, ar ne, aš turiu pasakyti keletą dalykų. Pirmas momentas yra tai, kad jeigu mes iš tiesų žiūrėtume į vaizduotės filosofijų visumą, ar ne, ir sakytume, kokie veikalai yra patys svarbiausi, tai Sartras su šita knyga neabejotinai pakliūtų tarp jų, ne dėl to, kad jinai yra visa puikiai parašyta ar labai grakščių stiliumi, viską pateikianti, na, sutinku, kad stilius keičiasi, net ir maniera, filosofavimo keičiasi, judant į antrą knygos pusę, bet dėl to, kokiu būdu yra užčiuopiami vaizduotės filosofijos nervai. Ir reikia nepamiršti, kad tai yra 1940-ieji, ir ne, tai yra 20 amžiaus labai toks dramatiškas metas ir na, iki tol veikalai apie vaizduotę, kurie buvo parašyti svarbus, ar ne, vakarų filosofijai, tai turbūt labiausiai sietini su vokiečių idealizmu, ne, nu, Kantas ir taip toliau. Ir dabar, na, ten ta tema pasirodė, kaip, nu, aktualizuota kitaip, su Einbildungskraft, visą sampratą ir panašiai, o štai čia ateina iš esmės posūkis į fenomenologiją ir posūkis į psichologiją. Nepamirškim, kad šita knyga yra, na, pusiau psichologijos, pusiau fenomenologijos toks veikalas. Net nelabai suprasi jo žanro, su psichologija gal net daugiau santykių negu su Husserliu. Husserlis pačioje pradžioje užsimena, o po to visai kiti šaltiniai, visai kitos nuorodos, visai kiti eksperimentai aptariami. Ir čia tos fenomenologijos, tiesą pasakius, mano akimis netiek jau daug, išskyrus tai, kad jisai, na, tas įveda savo pasiūlymą garsui, kad vaizdas yra visų pirma kaip aktas suvokiamas, kaip tam tikras procesualumas, o ne kaip kažkokia objekto alternatyva, ar ne. Tai vat, ta procesualią vaizduotės pusę jisai išryškina ir tai yra gana svarbu. Na, bet po to visą tai, kas dedasi mano akimis ir kas vyksta netgi prancūziškam lauke, mąstymo lauke, yra nuolatinė kova su Sartru. Ir Sartras yra labai smarkiai paneiginėjimas ir aš pagalvojau, kad mano filosofinė biografija irgi yra tam tikra prasme nuolatinis Sartro paneigimas. Tai, ką aš darau su vaizduotės filosofija, yra anti šitą knygą didžiąją dalimi. Bet nuo to jinai netampa blogesnė, ne taip jau lengva turėti iššūkių ir tų antagonistų gyvenime, ar ne? Tai va štai Sartras galėtų būti vienas iš jų ir čia pasakysiu dar, kas taip jį traktavo labai panašių būdų, tai tarkime Gastono Bašlero filosofija galėtų būti laikoma radikali alternatyva tam. Be jokios abejonės dabartinis mano susidomėjimo lauke esantis vienas centrinių autorių Žilberas Simondonas tiesiogiai oponuoja nuo pat pradžių Sartro šitai knygai, sakydama, viską daro kitaip, negu daro Sartras. Bet kaip tik dėl to, kad jis indikuoja tam tikrus probleminius taškus, kaip aš jau minėjau, tai yra įmanoma padaryti. Ir aišku, Merleau-Ponty taip pat, dar vienas iš tų, kurie irgi čia šitoje vietoje nepritarė Sartrui. Kodėl? Ir gal galima ir įvardinti, kur čia tas yra, kur ta kolizija. Sartro vaizduotės samprata, kaip yra ne vienas ir komentatorius pasakęs, tai yra giliai solipsistinė vaizduotės samprata, tai yra į uždarumą vedanti, į uždarą sąmonę. Kitaip sakant, jis konstruoja vaizduotės paradigmą per paneigimą. Tai yra jis sako, kad yra 3 būdai, ar ne, sąveikauti su objektu. Tai yra tas, aš nespėjau šito vertimo perskaityti, tik peržvelgiau terminus, apie juos ar padiskutuosim, turiu ir pasidžiaugimo, ir užklausimo, bet yra toks pasažas pradžioj, tose pirmosios skyriuose, kur sako, yra 3 būdai: percevoir, concevoir ir imaginer, ar ne, ta prasme, suvokti, konceptualiai apmastyti objektą, ar ne, kaip sakant, intelektinė veikla, perceptyvioji veikla ir vaizduotė. Ir kuo vaizduotė išsiskiria iš visų šitų dalykų, tai
Pirmiausia tuo, kad tai yra, taip sakant, tai nėra suvokimas. Ten, kur esama suvokimo, ten nėra vaizduotės. Ar ne? Ir čia jau mes matome, pavyzdžiui, net nuo Kanto tradicijos, aišku, atitolimą, kai Kanto ta transcendentalinė vaizduotė, kuri yra schematizuojanti, jinai dalyvauja suvokimo procesuose, yra įvairūs vaizduotės režimai, yra ten fantazijos, bet Sartrui vaizduotė yra visa tai, ko mes nesuvokime, visa tai kaip paneigiamas pasaulis. Ir iš čia beje ir laisvės samprata kyla. Tai šitas momentas, aš atsimenu, aš kai pirmą kartą jį perskaičiau ir kai rašiau tą disertaciją, aš iš karto pradėjau ginčyti su Sartru savo galvoj. Man buvo toks nuolatinis nerimastingumas sukilęs, galvojau, bet ar tikrai vaizduotė niekada nedalyvauja, ar ne, kaip sakoma, nesimaišo kaip aliejų su vandeniu suvokimas ir vaizduotė. Tai va štai šitą nuostatą man buvo tai, su kuo aš ginčiausi nuolatos. Ir tarkime, jeigu alternatyvas galėtumėm pateikti, ne, tai tiek pats Merleau-Ponty, tiek Simondono filosofijai kalbam apie tai, kad iš esmės vaizdinys yra sąveikos plotmė su tuo, kas tave supa, su pasauliu. Sartro įsivaizdavimas vyksta tuomet, kai mes atsitoliname nuo pasaulio. Ar ne? Tai kaip sakant, kai tu, grubiai tariant, užmerki akis prieš pasaulį. Ir iš čia tas niekio klausimas, niekio tematika. Tai aš mačiau, kad prie vertimo, dar porą žodžių perinant, aš mačiau, kad išversta yra įsivaizdavimas kaip nebūtis, ar ne? Yra tas trečiasis. Įvaizdinti sąmonę, savo objektą postuluoja kaip nebūtį. Ir čia tas neant, ne, yra tas pats žodis kaip ir būtyje ir niekyje. Ar ne? Tai tiesiog įdomu, kodėl buvo pasirinktas, nes galbūt net vertėjai pasirinko šitą vertimo būdą, nes man regis čia gal labai aiškiai matosi tiltas su jo vėlesnėje filosofija iš šito skyrelio, nes tas neantas atsiranda. Mes žinom, kad prancūziškai yra du žodžiai, ne rien ir neant, apie nieką kalbant, tai tas neantas tarsi niekis, tai yra įtvirtinta idėja to. Ypač per Sartrą. Beje, Sartras tai neišverstas, bet viską, ką kalbėjo Sartras, puikiai mokėjo savitų stilium pateikti Šliogeris. Ta prasme, aš manau, kad Šliogeris yra giliai sartriškas mąstytojas ir jo niekio mąstymas yra tikrai paveiktas Sartro. Tai šitoj vietoj, man regis, yra labai svarbu pastebėti, kad tas niekio idėja, jinai atsiranda būtent šitam veikale. Ir jeigu mes, aš nežinau, ar jūs, Nijolė, skaitėte tą kitą jo knygą, Imaginacion, tą vaizduotę pavadinimu. Ten tai sunkiai paskaitomas daiktas. Aš ją detaliai perskaičiau tuo metu, kai rašiau disertaciją. Ten jisai su visais visus perina, su visais ginčiasi, detaliai su kiekvienu, ten ir su humoru, ir su teinu. Ten toks yra ir baisiai nuobodu, tas sakė taip, o tas sakė taip, ir toks suklijuotas toks koliažas, toks mokyklinis ganėtinai veikalas. Ir aš manau, kad jisai šitą knygą išleido, dar komentuojant jūsų pasiūlytą tą gairę, kaip ten tos dvi knygos veikauja. Manau, kad dėl to, kad galėtų, kaip čia pasakyti, atsiplėšti nuo savo disertacijos ir nuo to tokio ganėtinai papūgiško kalbėjimo, ar ne, ir pasakyti tai, ką jisai nori pasakyti apie vaizduotę. Ir kai jisai tai padaro, staiga jis atsiduria toje situacijoje, kurioje jis suvokia, jog jam reikia rašyti būti ir nieki. Iš esmės, paskutinė dalis yra įvadas į būti ir nieki. Ir man regis, tai yra labai svarbu, nes, kaip žinom, nieko svarbesnio jis nėra parašęs mano akimis. Tai dėl šios priežasties vien jau verta skaityti, nes tai yra pasažas, kuriame pateikiamas, sakyčiau, labai svarbių idėjų žemėlapis, kurios paskui persikelia į daugybę kontekstų. Tarkim, ta antra dalis, kuris skirta vaizdų šeimai, ar ne? Ten yra tokia vaizdų... Taip, berods išversta, aš bijau dabar, nes nesutikrinau viską, kaip ten parašyta. Vaizdinė šeima, ar ne? Tai vizualumo studijose yra nuolatos šita idėja prie jos grįžtama, ar ne, jinai yra apmąstoma, kokiu pagrindu vieni vaizdiniai susijęs su kitais, ir Sartras pateikia tam tikrą paradigmą. Tai šitie dalykai, jie iš tikrųjų, jisai pasiūlo labai rimtą, radikalų, apmąstytą
ir savitą požiūrį ir kartu postuluoja vaizduotės izoliacionizmą. Na ir tada pereina per tai, jis atranda kitą dalyką, kuris man asmeniškai tapo turbūt svarbiausia ir labiausia patinkančia dalimi, irgi pabaiga, kurioje jis pradeda kalbėti ir daugiau apie laisvę ir apie galimybės. Nes taigai, bet tyrinėdamas vaizduotės, na, va, tokia grinai techninė pusė, sakytumas, kaip ten tas vaizdas postuluojamas, kaip tie aktai vyksta, ir staigai sako, bet vaizduotė juk teikia galimybės, ar ne? Tai va, tas paneigimas yra galimybės sąlyga. Tai yra, kai aš nesuvokiu, kaip sakant, kai aš nesu ištirpęs suvokime, prieš mane atsiveria galimybės. Nes suvokimas, jeigu tu tobulai suvoktum ir būtum toje dabartie, tai galimybių nematytum. Iš esmės galimybės pradedi matyti tada, kai su suvokimu kažkas vyksta transformatyvaus. Ir čia, man atrodo, yra labai stipri mintis, kuri, na, irgi filosofijos istorijai. Pats Husserlį to irgi esama, Husserlianos pabaigoje, ten to 23 tomo yra ten apie galimybės, bet taip grakščiai ir taip stipriai suformuluota, man atrodo, yra pas Sartrą. Ir čia tada su galimybėmis atsiranda ir laisvės tema, vat kas yra nuolat pabrėžiama ir Tabrėjo ir įvadė, ar ne? Vis dėlto Sartras yra laisvės mąstytojas, taip. Ir ta paaiškėja, kad vaizduotės, galimybių ir laisvės tema yra genetiškai susiję. Neįmanoma laisvė be vaizduotės. Vaizduotė ir iš esmės tai yra vienintelė vieta, kur mes išgyvenam savo laisvę suvokime. Antraip mes esame įkalinti tokio perceptyvinio determinizmo. Mūsų įtraukia suvokimas ir mes jo esame užvaldomi. Tai va čia, man atrodo, yra tikrai rimti dalykai, kuriuos reikia atsižvelgti ir Sartro veikalas šitoje vietoje. Aš labai džiaugiuosi, kad jis atsirado. Aš kiekvieną sezoną, kai skaitau kursą tokį turiu magistrantų šiuolaikinės vaizduotės teorijos, tai nors ir nėra šiuolaikinė teorija, bet visą laiką skaitom Sartrą, tai dabar galėsim lietuviškai skaityti. Taip pat labai džiaugiuosi, kad viską susakysiu, aš nežinau, paskui nebežinau, ką Gerai. Jo. Taip, ačiū, gal, kad truputį paįvairuoti duosime ir kitiem pasisakyti, bet ačiū iš tikrųjų, man atrodo, labai gerai apibrėžiai tą sartrišką poziciją, nes iš tikrųjų aš pats, jeigu jau kalbėti asmeniškai, tai esu irgi greičiau, prieš tą absoliučią laisvę. Aš greičiau laikyčiausi Merleau-Ponty tokio ir netgi Sezemano suformuoluotos pozicijos, kad, mes galime įsivaizduoti ir daugybę galimybių varijuoti, bet yra tam tikras a priori pasaulis, kuris ir jusliškumas, kūniškumas, per kurį mes dalyvavom pasaulį, kuris mums užduoda tam tikras ribas, kurios gali būti ten sintezuojamos, peržengamos. Pavyzdžiui, kad jeigu įsivaizduojam vizualinius objektus ir audialinius, tai jų raiškos logika kaip percepcijoje, taip ir vaizduotėje vis dėlto bus skirtinga. Ir čia bus tas panašumas tarp percepcijos ir atsiminimų ir vaizduotės, kad, reiškia, taktilika, vizualika ir audio patirtis, jinai bus vis dėlto turės skirtingą logiką. Ir vadinasi, vaizduotėje mes, kai įsivaizduojam vizualiai, irgi turim matyti, reiškia, perspektyviai objektus, o reiškia, kai įsivaizduojam muzikalinius objektus, mes juos įsivaizduojam irgi kiek kitaip negu erdviškus vizualinius. Tai va čia būtų tas prieštaravimas galbūt ir pačiam, mano diskusija nukreipta prieš tą tokią jau labai laisvę vaizduotės, kurią akcentuojama šitoje knygoje ir iš esmės ir įvade, jinai pateikiama kaip revoliucinė Sartro tokia mintis. Gerai, bet gal grįžkime prie to prancūziško konteksto, nes iš tikrųjų čia buvo minima jo siaubingas stilius, tai aš turiu pasakyti, kad su studentais skaitydami ir būti ir nieki, taip pat vis laiko jos perspėjau, kad nesitikėkit čia tokio grakštumo, kaip ten jo knygoje apie šleikštulį, taip, čia ne romanas, ne jo grakšti galbūt proza, bet tas stilius jo filosofinių veiklų, jau nekalbu apie tą dialektinį protą, kuris dar tikriausiai sunkiau paskaitomas, tai jis nėra iš tikrųjų geras stilistas ir nepaisant visko, jis yra grakštus. Jo svarstymų ir pavyzdžių, ypač tokių egzistencinių, fenomenologinių pavyzdžių,
įtraukiamumas, ar kaip jisai įtraukia skaitytojus per pavyzdžius, manyčiau, iš tikrųjų yra teikiantis vilties, kad iš tikrųjų galima jį vis dėlto suprasti, kad jį galima skaityti ir jo mėgautis. Tai Nijolė, dabar tavęs noriu paklausti vis dėlto apie Sartrą. Tu kalbėjai apie jo santykius su, galbūt Deliozo santykius su Sartru. Koks tavo požiūris, kodėl Sartras buvo ilgą laiką užmirštas, nepaisant to, kad visi su juo polemizavo, galbūt slaptai, ar Levinas, reiškia, ar Deliozas, ar kaip čia ir kiti minėti mąstytojai. Kokia tavo nuomonė, ką tu norėtum galbūt čia akcentuoti ir pasakyti mums apie Sartrą? Tai aš daug labai noriu pasakyti, nes noriu ir sureaguoti tai, ką pasakė Kristupas. Bet į tavo klausimą aš tada atsakysiu labai greitai ir trumpai. Taip, čia labai svarbu yra tai, kad Sartras, kuris buvo po Antro pasaulinio karo didžiulė žvaigždė, jau pasidaręs būtent tas viešasis intelektualas, kurį Deliozas vadina privačiu mąstytoju, nes jis akcentuoja, kad nepaisant to, kad jisai tampa, sakyčiau taip, nepaisant to, kad jisai tampa viešuoju intelektualu, jisai lieka privatus mąstytojas ir vienas iš to įrodymų yra tai, kad jisai atsisako literatūrinės Nobelio premijos. Ir Deliozas tai interpretuoja kaip nenorą, siaubą būti institucionalizuotam. Ir norą nebūti niekieno, nereprezentuoti, neatstovauti jokios institucijos ir savo raštu netapti tuo, kurį kas nors atstovaus ir taip toliau. Tai štai, tai Sartras, kuris buvo didžiulė žvaigždė, didžiulis autoritetas po Antro pasaulinio karo, praėjus porai dešimtmečių, maksimum gal 3, jisai pamažu yra nušluojamas nuo intelektualinio gyvenimo, filosofinio gyvenimo scenos, todėl, kad įsivyrauja visai kitokio tipo idėjos, tai yra su strukturalizmu, strukturalistiniu mąstymu ir postrukturalistiniu mąstymu susijusios idėjos, kurios remiasi nesąmonė ir nelaisvės čia visa ta problematika, o visai kitomis keliamomis problemomis. Ir todėl pamažu jisai išstumiamas iš to viso lauko. Bet man įdomumas dėl to ir buvo, man atradimas buvo sužinoti, kad Deliozas jį laikė savo mokytoju. Ir būtent šito požiūriu Lietuvoje, kur labai populiarus šitas mąstytojas ir jis tikrai daugam, kas jau bent kiek išmano filosofiją, geriau žinomas negu Sartras, labai įdomu Sartrą skaityti atbaliniu būdu dabar, ieškant, kas vis dėlto įkvėpė patį Deliozą iš Sartro filosofijos, kokių buvo daigelių, kuriuos jisai perima. Nors jisai visą laiką pripažino, iš pat pradžių sakė, kad jam buvo svetimas ir egzistencializmas, ir fenomenologija, aš turiu omeny Deliozo. Tai čia būtų toks, žodžiu, toks Taip, bet tas ir yra, kad iš tikrųjų tie didieji mąstytojai, jie tuo ir pasižymi, kad juose slypi tam tikri daigai, kurie gali būti sudaiginami net visiškai priešingo tipo mąstytojų ir priešingo tipo filosofijų. Tai štai. O dabar reaguojant į tai, ką kalbėjo Kristupas, tai aš labai jau noriu ir sureaguoti, nes noriu apginti Sartrą. Tai pirmiausia, maža labai pastabėlė dėl to niekio ir nebūties. Šitoj knygoj, konkrečiai to vietoj, kur tu klausi, aš dabar tiksliai neprisimenu, bet šitoje knygoje yra 2 žodžiai, 2 terminai. Yra niekio ir nebūties terminai, tas neo ir non être. Tai konkrečiai iš to vieto aš nežinau, kaip jisai čia, koks ten buvo vartojamas, tik tai reikalas yra tas, kad čia jis dar juos vartoja nesistemingai. Tai yra, apskritai jisai nelabai sistemingai vartoja terminus. Negali pasakyti, kai aš bandžiau griežtai laikytis vertimo taip, kad būtų
toks pat terminas taip pat verčiamas, tai ne visą laiką čia pavyko tai padaryti. Aišku, ypač su žodžiu image, kurį čia jau ir Kristupas vartoja visaip ir teisingai daro, nes kitaip nežinai, ką daryti su tuo, kuris anglams ir prancūzams neturi jokios problemos, nes image reiškia ir vaizdas, ir atvaizdas, ir vaizdinys, ir įvaizdis. Visas šitas 4 reikšmės turi, o mes kiekvieną kartą turim pasirinkti. Tai štai, tai čia ta vertimo klausimėlis, čia aš taip jį atsakyčiau. Labai trumpai, nes čia ginčas tarp specialistų, čia plačiai publikai tas neįdomu. Bet ten, kur norėčiau apginti Sartrą, nuo jūsų abiejų beje, bet man čia patogu, todėl, kad aš nesu specialistė šitų klausimų ir dėl to. Tai, kad man, kaip aš suprantu jo visą užtaisą, tai yra, Kristupas taip pamini, kad jis kritikuojamas dėl solipsizmo. Aš nemanau, kad taip yra. Aš sakyčiau, tai būtų net neteisinga sakyti, man atrodo. Todėl, kad jis kaip tik kada jis mėgina prašyti, kaip funkcionuoja vaizdiniai, vaizduotės vaizdiniai, jis kiekvieną kartą tai aprašo kaip ir bet koks fenomenologas, per santykį su objektu, suvokiamu objektu. Didysis jo įdomumas, lyginant su ankstesniais fenomenologais, yra tas, kad jisai nusprendžia kelti būties klausimą, kuris suskliaudžiamas Husserlio. Husserlis sako, aprašom fenomenus ir suskliaudžiam, nekeliam klausimo, ar jie egzistuoja ar neegzistuoja, nekeliam metafizinio būties klausimo. Nesvarbu, egzistuoja tas daiktas ar neegzistuoja. Mes aprašom fenomeną, kaip mes suvokiam fenomeną. O kai mes svarstom apie vaizdinį ir jusliškai suvokiamą kokį nors vaizdą, pavyzdžiui, įsivaizduojama kėdė ir reali kėdė ir matoma kėdė, tai tada pasidaro vis dėlto svarbu, ar jis yra ar nėra tas daiktas. Tai yra, ir jisai realybėj yra ar nėra. Tai dar čia, tai va, ir tada jisai sako, pasvarstykime, kaip aš suvokiu savo draugą Pierą, kai jo čia nėra. Kai aš tik tai įsivaizduoju, kad jis ten yra kur nors Berlyne. Pasvarstykime, kaip aš suvokiu savo mylimąją Anę, kurios čia nėra, kurios aš ilgiuosi, su kuria susirašinėjau. Tai visą laiką yra vis dėlto per santykį. Ir šią prasme, man atrodo, kad tai nėra, arba tiksliau, tai nėra ta įprasta to žodžio prasme solipsistinė sąmonė. Tai jokių būdų nefunkcionuoja kaip monada. Ir aš jį apginčiau tuo, kad jo tikslas yra kaip tik išryškinti skirtumą tarp realių vaizdų, realiai egzistuojančių objektų vaizdų ir taip, suvokime, kaip suvokiami, būtent, nes ne kaip jie realiai yra, nes iš kai kurių ten tų vaizduotinių objektų nėra tiesiog, jie, pavyzdžiui, tik sapnuojami, tik sufantazuojami, tai yra fikciniai, ten, kas tik tai norim, meniniai ir taip toliau. Tai jų tiesiog, kaip mes kaip ir sakom, kaip ir nėra. Bet jeigu mes čia taip ontologiškai svarstytumėm. Bet fenomenologijai tai va tas ir yra, kad čia tikslas yra aprašyti, kaip jie yra suvokiami. Ir tada, nors yra tam tikrų panašumų, kur tu va čia Dalius paminėjo, iš tikrųjų kai kurie dalykai yra bendri. Pavyzdžiui, tai, kad sąmonė visą laiką suvoks laike tuos dalykus. Visą laiką bus tos potencijos ir retencijos. Tai yra tam tikri bendri dalykai. Arba kad sąmonė funkcionuos kaip tam tikras aktas ir taip toliau. Veiksmas, tai yra grynas procesas nuolatinis. Bet yra skirtumas, tam tikrų skirtumų. Ir va tuos skirtumus jisai nori visą laiką, jis nori išryškinti. Nes kitaip tai tada sakytum, kad tai vadinasi nėra skirtumo, ar aš realią Anę myliu, ar aš tik tai įsivaizduojamą Anę myliu, koks skirtumas. Žodžiu, nėra. Tai man atrodo, kad štai šitas dalykas čia yra jam svarbus, bet toliau tęsiant jį, tai žinoma, juk nėra taip, kad kas nors yra tam tikrų objektų, kurių tiesiog kaip ir pasaulyje realiam nėra, ką aš ir minėjau, bet yra kai kurie, šitie realūs minėtieji, jie kartais yra, kartais jų nėra, tai yra mūsų akiratyje. Ir tada jau
kiltų klausimas, kokiu būdu jusliškai suvokiant kokį nors objektą, aš specialiai beje pabrėžiu jusliškai suvokiantį, nes jusliškai suvokiant, nes Kristupas vartoja tiesiog suvokimo sąvoką, čia atskira dar tema ginčių, vertimo ginčių, tas percepcija lietuviškai aš verčiu kaip juslinis suvokimas, čia mes ginčiamės dėl to, bet taip, aš žinau, kad mes nesutarėm, bet Sartras man yra įrodymas, kad neišvengiamai reikia šito. Tai štai, tai kai kalbam apie juslinį suvokimą, tai juslinėme suvokime tų realiai egzistuojančių objektų, iš tikrųjų jisai, vadinasi, kažkokiu būdu visą laiką turi dalyvauti vaizduotė, todėl kad jie tai yra mūsų akiratyje, tai jų nėra. Ir tokiu būdu jie, žodžiu, jie yra dvilypiai. Ir va tada bet šito jisai nesvarsto, iš tikrųjų. Aš apie tai galvojau, kad jis šito nesvarsto. Bet man atrodo, kad todėl, kad jis nori pirmiausia skirtumą išgryninti. O tada toliau, aišku, kad galima toliau svarstyti, kaip dalyvauja vaizduoti realiame suvokime. Klausimą, kurį nagrinėja, aš apie tai minėjau nuo pat pradžių, jis mėgina išryškinti, kuo skiriasi vaizduotiniai vaizdiniai, tai yra įsivaizduojama vaizdiniai, nors jie nebūtinai yra įsivaizduojami. Tai gali būti sapnuojami dalykai, kliedesio pavidalu pasirodantis dalykai, meniniai, fikciniai dalykai. Kokiu būdu jie yra suvokiami, kas yra specifiško tame suvokime, lyginant su tuo, kaip mes suvokiame vaizdus, jusliškai suvokiamus vaizdus, tai yra, pavyzdžiui, matomus objektus. Koks yra skirtumas? Kuo skiriasi? Ar yra skirtumas, ar nėra? Tai jisai mėgina išryškinti skirtumą. Iki šito jisai irgi neina. Jam svarbiau pabrėžti skirtumą būtų tarp realaus miesto, tarkime, suvokimo ir kaip tas miestas pateikiamas teatre arba kine. Tai va čia jo būtų klausimas. Bet jisai nedaro šito skirtumo, tiksliau, jis nenagrinėja. Taip, čia jam papriekaištavo, kad neva nekalba. Nu tai taip, bet jis kalba apie meną. Tai va, ir paskutinė dar pastaba, man atrodo, kad irgi neteisingai suvokiama jo laisvės samprata. Jis jokių būdų nesako, kad vaizduotė yra neribota ir kad čia yra vaizduotė yra absoliuti laisvė, gali daryti, ką nori. Veikiau priešingai, taip kaip tu sakei, man atrodo, kad ten kaip tik visas įdomumas yra tas, kad jisai mėgina pabrėžti tą negatyvėją pusę vaizduotės. Tai yra, kad įsivaizduojami dalykai yra tokie, kuriuos aš galiu absoliučiai kontroliuoti. Ir vaizdinys, mano vaizduotės tas vaizdas, jis yra toks, kokį aš jį pats pasigaminu. Jame yra, žodžiu, mano mylimoji įsivaizduojama moteryje yra visos savybės, kurių man reikia. Ir jinai yra tokia, kokios man jos reikia. Ir visiškai kas kita nutinka, kai aš susitinku su ta pačia realia moterimi, kuri pradeda priešintis, kuri nebetitinka mano norų, jinai žodžiu. Tai vat šituos dalykus jisai kaip tik ir pabrėžia, ir akcentuoja. Jis pabrėžia kaip tik vaizduotės negatyvumą. Mūsų laikas eina į pabaigą. Bet aš manau, kad mes čia pademonstravom, kaip mes skirtingai suprantame šitą knygą ir jau pradėjom ginčytis, ar dar galėtume ir toliau tęsti tą ginčą, nes iš tikrųjų aš turiu prisipažinti, kai pats skaitydamas ir su studentais ją nagrinėjom, tai aš supratau, kad taip, kad atidžiai skaitant, kai kurie iš ankstiniai susiformavę prietarai, jie sugriūna. Bet reikia pasakyti, kad Sartras, kaip ir pati pasakei, nėra visiškai nuoseklus, kad, pavyzdžiui, tai, ką jis dėsto pirmoji knygos pusėje ir ką jis dėsto netgi pabaigoje, gali turėti tam tikrą įtampą. Pavyzdžiui, tai kritikai pabrėžia, kad kadangi skirtingų laikų tie tekstai sudurstyti buvo rašyti, tai gali būti tam tikras ir prieštaravimas net pačiame Sartre. Tai, užbaigdamas, Kristupai, gal tu dar norėjai paskutinį žodį pasakyti savo... Čia atsakant į klausimą, apie ką knyga. Knyga yra iš tikrųjų būtent mėginimas išryškinti ir labai tokiu klasifikuojančiu būdu įvairias tipologijas, pateikiant, kuo vaizduotė skiriasi nuo juslinio suvokimo. Ir čia tada jau eini ten ir kas vyksta tada, kai tu žiūri optinės iliuzijas, kas vyksta, kai žiūri karikatūras, kas būna, kai tu sapnuoji, kaip psichozė,
ir ten uždarumo, atvirumo pobūdžius, nu, taip sakant, įvairūs subtilūs skirtumai bandomi apibrėžti, tipologizuojant vaizduotės būsenas. Ne? Tai apie tai knyga, jeigu taip labai trumpai. Na ir pačioj pabaigoje, aš dėl tos neribotos laisvės gal net ir Nijoliai pritarčiau. Vienas dalykas, o dėl Sartro, nu, čia aš kaip manau, kad mes jau įeiname į tokią diskusiją, ne tai kaip Sartras suvokia vaizduotę, o ką mes galvojame apie vaizduotę. Tai čia dar didelė tema, manau, ir tikrai galėtume smagiai čia pasišnekučiuoti. Bet kalbant apie Sartrą, mano akimis, tai tas jo solipsizmas, iš kur kyla ir kodėl jis kaltinamas solipsizmu. Būtent dėl to, kad jis nepalieka šanso, kuris jau Kanto buvo nužymėtas. Ne, Kanto schematizmo doktrina, kaip žinome, numato tai, kad vaizduotė dalyvauja suvokime. Ir šią prasme, ką daro, pagal Kantą dabar trumpai, ne, tai iš esmės iš anksto užmeta tam tikrą patirties štrichą, formuodama, iš esmės neįsivaizduoji tu ten tas kažkokį pasaulį suvokdamas jį jusliškai, bet jį formuoji į tam tikras schemas. Ne, tai yra kitam lygiai vyksta kūryba. Problema Sartro yra ta, kad jisai viską masto per vaizdą. O vaizduotė nėra tik vaizdas, ne, kas jau buvo paliesta ta tema. Vaizduotė yra turbūt, atsiejant ją net nuo juslių klausimo, mano akimis, vaizduotė visų pirma yra tai, ką jisai pats atranda pačiai pabaigoje. Tai yra tam tikrą galimybių, nu, nežinau, lietuviškai tokio žodžio gero nėra, galimybių interfejsas. Bandau pasakyti, visą tai suvesti į vieną žodį, kai reiškia, kai tu galimybių... Tai yra būdas patirti, prieiti prie galimybių visom įmanomom juslėm. Galima, bet labai ilgai. Tai taip, aš sutinku, aš tokį siūlau bravūrišką pasiūlymą, bet galima pagalvoti, nerandu gerą žodžią. Kitaip sakant, jeigu mes mąstome ne per vaizdą, ne per realizuoto aktualaus vaizdo klausimą, kaip daro Sartras ir iš kur Sartro ta visa problematika kyla, o kai mąstome, kaip veikia galimybė vaizduoti, mano akimis mes nueiname visai kitur ir čia, sakau, dabar nenoriu tai leistis, nes tai mane nuves į kitas filosofijas. Ir vaizdas, mano akimis, yra didžiausia vaizduotės problema, didžiausias vaizduotės priešas, ką Bašleras pasakė. Išbaigtas vaizdas žudo vaizduoti. Ir aš su tuo visiškai sutinku. Ir šią prasme, mano akimis, šita knyga lieka išbaigto vaizdo režime, nes jis labai detaliai jos klasifikuoja, bet dėl to ir nemato, kas su vaizdu vyksta per galimybės prizmę. Ir nuo Kanto tai prasideda, Kantas turi savų problemų, bet tarkime, visi potencialumo mąstytojai, netgi tas pats Deliozas su savo virtualumo ir kino vaizdinio samprata, ten visai kitokių atradimų mums pasiūlo, kaip gali veikti vaizdinys, kaip realus patyrimas. Tarsi, kad yra tikrovė vaizdinėje, ne dėl to, kad mes kažką sufantazuojame ir projektuojame, tai čia net ne vaizduotės problema, čia yra projekcijų ir mūsų geismo struktūros problema dažnai, mano akimis. Ir iš vis įstrigimo iliuzijai, bet jeigu mes vaizduotę suvokiame kaip įsitikrovinantį procesą, tuomet mes ją labiau matome kaip tam tikrą kelią, būdą pasitikti tikrovę, mano akimis. Tai yra visai skirtingos prieigos, jos netgi, sakyčiau, vadovaujasi skirtingom, negvos ne, kaip kitų dalykų ieško. Ne? Jis ne toje vietoje ieško, ne tą jisai randa, mano įsitikinimu, bet labai gerai nužymi tą visą tipologiją atlieka ir ten galima tada po to dirbti su vaizduotė po šito veikalo. Tai kągi, mes jau užbaigėm, kadangi laikas mūsų pasibaigė, o kalbėti mes čia galėtumėm dar kelias valandas, bet būsime kuklus ir nevarginsim. Tai ačiū labai už dėmesį.